Sveiki, norėjau pasidalinti su jumis dar vieną tokiu reiškiniu, kuris kiekvieną dieną būdavo Londone po 10, po 15 ir 20 esu net per dieną gavusi, kadangi verslo telefonas ir dar į asmeninį. Tai visą laiką siųsdavo visokias nesąmonės ir tai, ką ruošiasi ir padaryti ir Lietuvoje. Tai tos trečiosios šalis, jos dalinasi per visus, per WhatsApp, per Viber programėlės. Netgi tos programėlės priklauso trečiosiom šalims. O jos ir daro visą chaosą. Tai aš niekur nesiregistravau ir štai mane norėjau parodyti priklijavo prie štai šito marko kažkoks, man atrodo, trading. Jo, ir čia šitas šalies kodas yra Filipinai. Ir štai kiekvieną dieną turiu išjunginėti juos, išmesti ir gaišti savo laiką. Tai ryšio kompanijos turėtų būti atsakingos, kad mes saugiai galėtumėme naudoti savo telefonais ir visais kitais kompiuteriniais prietaisais. Tai su meile, kaip visada.